Tai labas rytas, saulės spindulėlį. Vakar neparodžiau, kur apsistojom. Tai žiūrėkit, kokia graži vietelė. Opa, kaip jums, ką? Ir ten iš karto Balio jūra. Palmės, kokosai. O va čia, kaip kambariukas atrodo. Tik kad kondiškės nėra, tik šitas ventiliatorius. Tai kas man patinka, kai keliauju ne sezonų, tai primeskit, šitas kambarys man kainavo 5,25. Belekas. Ir plus 0 turistų. Absoliučiai. Aš esu vienintelis. Beje, vakar užsištampavau. Tai varysiu dabar pasimaudėt ir šiandien plauksim į Gili salas. Ten yra, jos yra 3. Tai pasižiūrėsim, kas ten įdomaus. Nes ten sakė snorklinimo, vėžlių, belė kiek galim. Lekiam dabar maudytis ir lėksim į Gili salas. Tik atvariau į Bangsal portą, iš karto pasistačiau mopedą, nakčiai kainuoja, čia kad į Gili salas dabar varysiu, tai varysiu visas 3 Gili salas, mopedo nuoma, sakau, parkingas kainuoja 5 centų nakčiai ir iš karto pardavė man tripą aplink visas 3 salas snorklint, ten skirtingos lokacijos ir panašiai, tai bendrai kainavo 350 000. Tai realiai 17 eurų kažkas tai tokio kainavo. Tai visai pigiai iš tikrųjų. Nu ką, lipom į bautą. 20-30 minučių ir būsim ten tolimiausiai saloj. Šiaip pagrindinė kaina, jeigu patys perkatės, kai atvažiuojate į uostą, tai kaina 23 000. Tai yra normali kaina. Tiek vietiniams, tiek turistams. Bet pagrindinė ten stengiasi skeminti turistus. Tai ten po 5 štukų čardžina, po 6 štukų. Tai va, tai kad reikia minėti 20-23 000, tai yra gera kaina. Čia įdomiau nei galės sėdėti. Brava, bet kaip sibuoja. Šliauką tikiuosi nepaleisiu. Nu va, realiai iš tikrųjų kaip krokodilas atrodo, ten galva, sprandas ir va, uodega eina. Tai dabar tikslas pasilikti čia 1-2 naktim, o po to varyti į kitas salas. Meno ir Eir. Ten, kur visai turistų nėra ir galima pėstutelį realiai praeiti. Visą salą ten per 20-30 minučių. O šitą salą galima pravažiuoti su dvirčiu per valandą kažkur tai. Normali transporto priemonė čia. Įsikėliau į tokį viešbutuką. Iš karto nusipirkau už 6 eurus be kondicionieriaus. Visko blemba, čia labai jau karšta. Tai pasiėmiau su kondiške. O tokį kambariuką. Tai bendrai sumokėjau už 6, plus dar damokėjau 4 eurus, tai realiai 10 eurų. Nu visai gerai. Realiai viskas atkeliauja va, į tokį va uostą. Kiek čia visko reikia arkliukams vežioti, kas šakės. Prisėdau dar vieną vietelę prie jūros ir dabar žiūrinėjus, ką čia galima pamatyti. Tai realiai čia arba snorklint, arba diving. Viskas, daugiau nieko nėra čia. Restoranai, barai, klubai, kas čia dar, masažai, viskas realiai. Tiesiog tūsinės, geri ir relaksuoji arba ir maudaisi. Viskas, daugiau čia nelabai kažką tai galima pamatyti. Tai mėginsiu dabar pasiimti kokį dviratuką ir tiesiog pasivažinėti po salą, pasižiūrėti. Bet pakalbėjau su vietinė panelė, nu kaip vietinė, prancūzaitė, kuri čia jau gyvena mėnesį laiko, čia darbuojasi. Tai sakė, nu tai arba divinti, arba snorklinti, viskas. Pažiūrėkit, kokį aparatą pasiėmiau vietoj Hondos. Tai dabar su dviračiu minsiu. Realiai prasimint, sakė, kažkur apie valandą, pusantros, žiūrint kokiu tempu. Tai dabar ką, paeksplorinsiu salą, pasižiūrėsim, ką čia gero. Ten tolumoj matosi Lomboko sala. Tai palei perimetrą, sakė, kažkur pusantros valandos užima laiko. Pavažiuoti su dviračiu, tai per pusę valandos apvažiavau. Realiai mažų tempų, tai aš nesuprantu. Visai su laiko nuovoka kažkaip kitaip.
Realiai nelabai kažkas tai ypatingo ir buvo. Galvoju, kažkas tai bus įdomesnė, bet realiai visi paplūdimiai sutvarkyti, gražūs viešbučiai, ir viskas realiai. Geriausias local gyventojas. Koks fainas. Pirmą kartą tokios veislės matau. Čiuant mėsos jį. Tai varysiu dabar pamiegot ir vakare gal kažką tai paveikti. O daugiau nelabai kas yra veikti. Rytojus realiai lauksim. Tai ką, pasimatysim rytoj. Tai ką, labas rytas, saulės spindulėliai. Žinokit, kaip pardavinėjo gidas man snorklinimo dieną, turą tą. Tai sako, diena bus nuostabi. Saulė švies, žiūrėjau orus, sakė, bus nuostabiausias oras, koks tai gali būti. Visą realiai naktį lyjo ir dabar visą dieną lyjo. Tik dabar va, saulė pasislėpė. Tai va, matysim, ar kažką tai matysimės vandenį, ar ne. Kiti sumokėjo po 100 štukių, aš 300 štukių sumokėjau. Realiai tas pats bautas bus. Realiai mane apskemino, bet nieko. 5-10 eurų daugiau, tiek jau to. Karoči, nieko absoliučiai nesimato, absoliučiai. Per kamerą tai tikrai, kad aš per akinius nematau nė velnio. O per kamerą tai čia visai nieko. Vėjas, bele koks.